Vasiliausku. Ir jis man davė naują, labai įdomią idėją atgaivinti antrojo atgimimo Vilniaus krašte lietuvininkų veiklą, kuris įvyko 1900–1903 metais. Todėl aš atkūriau Ryto draugiją, kurios steigėjo iniciatorius buvo daktaras Basanavičius ir kiti mūsų lietuvininkai, tuo pačiu ir mano senelis. In the year 2000, having consulted to Monsignor Kazimieras Vasiliauskas, I started an activity to restore the period of the second revival from the beginning of the 20th century to year 1937 of Vilnius territory, restoring the Society Rytas and its activity, which took place from the year 1912 to 1937 in Vilnius territory. Ir kaip jums tai sekasi? How are the things getting on? Prastai. Dabartinės Lietuvos valdininkijos tai ne tik, kad nedomina, bet atsirado nesuprantamas blokavimas. Iš 15 pateiktų kultūros ministerijoje projektų, 3 pateiktų projektų švietimo ministerijai, 3 Vilniaus valdybėse ir kitose krašto apsaugos ministerijoje 3 projektai, nei vienom negavom finansavimą. Tad mano senelių Morkaus festivalis, kuris bus įsteigtas 21 metais, teko organizuoti iš savų pastangų 80-metį. Kiti mūsų renginiai ir knygų leidyba organizuojama iš mūsų pastangų. Buvau kreiptasi net į kitus fondus, pasaulio lietuvių fondą, kurie nepatikėjo ir iki šiolį netiki, kad mūsų draugijos legaliai veiklai nepritarė dabartinė valdininkija, kad visa tai, ką mes sukūrėme, yra vos ne mano vieno pastangos. Not well. This does not even interest modern Lithuania's officials. There occurred incomprehensible blocking. Out of 15 projects presented to the Ministry of Culture, 3 projects to the Ministry of Education, 3 to Vilnius administration, and 3 projects to the Ministry of Defense, none of them received finance. So, the 90th celebration of my grandfather's Marcus Festival was organized by the Society's Rytas efforts. There has been also appealed to other funds, World Lithuanian Fund, which didn't believe and do not believe up till now that modern officials disapprove of our Society's Rytas legal activity, that everything we created was almost by efforts of me alone. Ką jūs dabar manote daryti su Ryto draugija? What are you going to do with the Society Rytas now? Būtų paprasčiau, kad ši valdininkija pasielgtų taip, kaip buvo pasielgta Vilniaus okupuotame krašte 1930 metais, kai ponų Lenkų šlėktiška valdininkija uždarė visas Vilniaus krašto lietuvininkų organizacijas ir grąžino mus į žemesnį nei carizmo Rusijos režimą. Arba reikia tikėtis Dievo pagalbos, kad valdininkija pakel savo lygį ir užleis vietą tiems Vilniaus krašto patriotams lietuvininkams, kurių genuose kultūra laikosi ilgus šimtmečius, kurie atgimė per antrą atgimimą, išmoko vietinę lietuvių kalbą, per Vilniaus krašto prigimties šaknis su meile atidavė savo pastangas ir siekius užbaigti galutinai europinį renesansą. Grįžtant į prigimtį, tai gali suprasti tik tie lietuvininkai, kurių tėvai, seneliai ir sovietmečiais to siekė per nelegalią Ryto draugijos veiklą. It would be easier when the officials behaved the way Vilnius territory's officials of Polish gentry had behaved. They closed down all Lithuanian organizations of Vilnius territory and sent us back to lower regime, that Tsarist Russia's regime. The other way is to expect God's help for the officials to raise their level and to make the way for those patriots of Lithuanians of Vilnius territory in whose genes culture exists for ages, who revived during the second revival, learned the local Lithuanian language, gave their efforts with love through their national roots of Vilnius territory, and seek to end up European Renaissance finally, returning to their nature. This can be understood only by those Lithuanians whose parents, grandparents were seeking the same aim through the illegal activity of the Society Rytas during the Soviet times. Thank you for interviewing for me. Mintis plaukia vis gilyn tolyn, kur nuneš jos mano tuščią sielą.
aš norėčiau, kad